aš rami, lyg jūra laukianti audrų Liepos vidury su tavimi. Už mus abudu mūsų visada kantri. Džiaugiamės šitą dieną, nes šita diena yra tokia, kaip mes Samariečio turime krepšį, tai yra organizacija, pasaulinė organizacija Amerikoje įsisteigusi, kuri dalina po 125 šalis viso pasaulio dovanėlės ir yra jau išdalinta daugiau kaip 30 milijonų. Ir šiandien šventę turėjome Riešėje, bendruomenės namuose ir tikrai turėjom apie 30 vaikų. Ir tikrai labai džiaugiamės, kad jie atėjo, jie gavo dovanėlės, jie žiūrėjo pantomimą. Ir yra ne tik dovanėlių dalinimo, yra 12 pamokėlių apie krikščionybę, apie Jėzų, apie Dievo meilę, apie tai, ką Dievas daro vaikų gyvenimuose, ką Jis nori padaryti ir taip toliau. Tai iš tikrųjų esame labai dėkingi Kaukieno fondui, kuris prisidėjo, nes pas mus tikrai daugiau kaip pusė vaikų buvo iš Ukrainos. Taip pat Home Pizzai norim padėkoti, kuri mums pizzas irgi iškepė skanias labai. Bendruomenės namams, kuriuose mes renkamės ir iš tikrųjų, kad jie mus irgi priėmė, įsileido, tikrai dėkojame. Ir tikrai labai graži šventė, labai vaikai patenkinti, matėm tikrai tokių visokių stebuklų, sprogdinimų ir balionai su heliu, žodžiu, tikrai tokių gražių dalykų. Taip pat giesmės mes giedojom, ukrainiečių vaikai net išmoko lietuviškai vieną giesmę giedoti, jie pasakojo, kaip iš tikrųjų jie tas pamokėlės praėjo, kaip jiems sekėsi, kokie patyrimai, ką jie išmoko. Ir tikrai ačiū visiems savanoriams, kurie padėjo. Tikrai džiaugiamės, kad šita organizacija po visą pasaulį dalina tas dovanėlės. Ir tos dovanėlės beje yra surinktos vaikų. Vaikai, kurie gauna tas dovanėlės, jie iš tikrųjų nežino, kas ten yra įdėta. Ir kiekvienas gauna individualiai. Ir, pavyzdžiui, mano sūnus, kai buvo 5 metai, jisai gavo dovanėlę ir labai vieną daiktą norėjo, prisimenu, ir jis gavo tą būtent daiktą, jis taip džiaugiasi. Nors ši šventė baigėsi, bet iš tikrųjų ši šventė ir tęsiasi ir toliau, todėl kad jinai vyksta praktiškai visus metus, nes kai kurios vaikus, kurie nelankė mokyklos, Biblijos mokyklėlės 12 pamokų, mes vėl kviečiame toliau kartu su mumis būti ir šventė buvo labai nuostabi ir tikrai dėkoju visiems prisidėjusiems, organizatoriams ir iki kitų kartų tikrai lauksime visų vaikų.